Gerai, žodžiu, jau pagyvenęs furistas senjoras sėdi namuose, svečių atvykę, anūkų. Anūkas prieina ir sako, senelį, sako, tu mane su fūra pavežiosi su fūra. Sako, kad vaikeli, kaip aš pavežiosiu jau, kad aš išėjau į pensiją. Tai kaip pareisi, pavežiosi? Įkyrus vaikas. Šiandien mačiau vaiką ant rogučių. Įdomu, turbūt jo planšetinis kompiuteris sugedo. Tik vienas vaikas kieme. Savaitgalį. Beje, nežinau, čia mokslininkai nustatė, ar taip yra, pasirodo, kad 99% moterų po frazės aš nepykstu pasako žodelytį bet. Vis dėlto, o taip. Aš nepykstu, bet. Gydytojas susirūpinęs aiškina pacientui. Žinokit, jūs privalote liautis gerti. Jūsų paskutinis kraujo mėginys išgaravo dar prieš man jį ištrint. Susitinka du tėvai pasikalbėti apie savo gyvenimą, apie vaikus. Sako, kaip reikalai, sako, kaip tavo sūnaus mokykla, ten visokių problemų buvo. Kaip, sako, jau geriau, bet, sako, dėl šventos ramybės, dėl visako susirinkimus dar vaikštau su svetimu pasu. Logiška, taip ir reikia daryti. Anūkėlis klausė, toks anūkėlis, anūkas užaugęs, močiutės. Močiutė, o štai nematai, kur mano ten tos tabletytės su šipsenėlė? Nematai ką, močiutė? Velniop, anūkėlį tas tavo tabletkas, tu matėjai, Pokemonas virtuvėj sėdė. Dar vienas, beje, pastebėjimas ir tikrai geras pastebėjimas, net ne anekdotas. Sako, nėra garsesnio garso už telefono tylėjimą, kai tu labai lauki skambučio. O, taip, teisybė. Slegiantis dalykas. Čia pastebėjimas. Naujųjų sutikimas buvo smagi šventė ir klozetams vietoje nusibodusių užpakalių jie pamatė daug naujų veidų. Čia senas geras.